Labas vakaras. Artėja rugsėjo 1 ir šiandien mūsų atviros studijos svečias Darius Mockus, Jonavos rajono Ruklos Jonos Stanislausko pagrindinės mokyklos direktorius. Labas vakaras. Labas vakaras. Jūs esat ne tik tai direktorius, bet ir politikas. Jūs dalyvaujat politikoje. Kažkiek tai. Šiek tiek. Taip. Galimas dalykas, kad jūs kada nors tapsit ir ministru. Todėl mes norėtumėm šiandien pakalbėti ne tik tai apie jūsų mokyklą, bet apie švietimą aplamai iš jūsų pozicijų kaip specialisto. Ir mes žinom, kad mokykla tai yra specifinė įstaiga, tai yra labai sudėtingas mechanizmas, taip sakyčiau, ir yra labai tokių daug niuansų, kurių turbūt labai sunku įstudijuoti ir viską apkalbėti ir viską paliesti. Bet kai ką mes šiandien vis tik bandysim. Jūs baigėt mokslus vidurinės mokyklos, aš turiu omeny dar tarybiniais laikais, paskui pradėjot jau aukštą mokslą, jūs baigėt nepriklausomybės laikais ir visa ta reforma mokyklos, kiek jos buvot, jūs esat liudininkas jos, kadangi jūs praėjot visus tos etapus ir po to, kaip jūs įgijot aukštą išsilavinimą, jūs visą laiką dirbot mokyklose, pareigose. Ir sakykit, prašau, kaip ta reforma jūsų akim, ar jinai vyksta sklandžiai ir ar taip turėtų būti? Na, gal pradžiai reiktų paminėti ir žiūrovus gal tam tikrą prasme nuraminti, kad reforma tai jinai iš principo gal niekada ir nesibaigs. Mažesnių ar didesnių atnaujinimų, tobulinimų visą laiką bus. Toks gyvenimas. Jis keičiasi, tai ir mokyklai kažką tai reikia keisti. O jeigu grįžtant į tuos senesnius laikus ir atsakant į šitą klausimą, taip, mokykloje mokiausi dar tuo sovietmečiu, aukštosios mokyklos studijas baigiau jau atgavus nepriklausomybę, atkūrus nepriklausomybę. Na ir visą tą laiko tarpą dirbau mokytoju, dirbau direktoriaus pavaduotoju, dabar direktorius esu, taip kad tos duonos visokios paragavau švietimo sistemai ir dabar kokie tie rezultatai, kokie galbūt lūkesčiai buvo ir ką mes dabar turim. Šiaip vienareikšmiškai pasakyti ir sulyginti, kad viskas blogai arba viskas gerai tikrai taip negalim ir taip nereikia daryti. Kaip ir gyvenime, būna labai skaidrių, gražių momentų, būna nesusipratimų. Taip ir švietimo reformai. Aš tai iš principo džiaugiuosi, kad kartu su Lietuvos nepriklausomybė mokykloje ta laisvė irgi gerąja prasme išviešėjo, subujojo. Prisiminkim, juk anksčiau mokykloje, sakykime, pagal sąžinę žmogus elgtis, kas liečia tikėjimą, negalėjai, ar tu mokytojas buvai, ar tu mokinys. Ir Lietuvoje daug žmonių yra, kurie nukentėjo sovietmečiu nuo savo, sakykime, įsitikinimų. Į aukštąsias mokyklas negalėjo stoti, negalėjo atitinkamų darbų dirbti ir panašiai. Tai, o dabartiniu laikotarpiu tai mes tik tai galim džiaugtis, kad žmogus gali elgtis pagal savo sąžinę, ar ne? Išpažinti, tikėti pagal savo įsitikinimus. Kokie dar puikūs rezultatai, kurie, man atrodo, pasiekti yra šituo laikotarpiu per daugiau kaip 20 metų. Prie gerų pasiekimų aš asmeniškai priskirčiau egzaminų reformą. Esu iš ne vieno žmogaus girdėjęs, paprasto miestiečio, sodiečio, sako, dabar tikrai gerai, vaikas mano gerai mokosi, gavo tikrai tiek, kiek jis... Mes šitą tėvą pasieksim viskį vėliau. Ir nėra kažkokių tai įskaičiavimų, kur galima kažkur kažką paslėpti. Dabar, sakyt, kodėl vis tik dalis studentų, kurie baigia mokslus pedagoginį, išsilavinimą gavę, neina dirbti į mokyklą? Kome čia reikalas, kur yra priežastis? Na, aš galvoju, kad dabar ir valdžia suprato, kad vis tik pagrindė mokykloje kas yra? Mokinys ir mokytojas. Ir santykis tarp jų. Paskui mes jau tokie, aš kartais netgi sakau, aš kaip mokyklos vadovas esu jūsų pagalbininkas, nes turiu organizuoti darbą taip, kad jūs gerai dirbtumėt. Ir tas pati pradžių pradžia yra atranka į mokytojus. Ar jis galės dirbti mokytojų ar negalės. Taip, gal kaip ir kiekvienose studijose yra atsitiktinių žmonių, kurie, beleis stoti kažkur tai, ar ne? Bet
sistemą reikėtų sutvarkyti taip, kad stengtis skatinti žmonės ir priimti juos studijuoti tuos, kurie tikrai, jeigu ne pašaukimą turi, bet jau labai nori. Nori dirbti mokykloje, nori dirbti su vaikais. Nes su vaikais dirbti nėra paprastas. Visokių ten dalykų atsitinka. Ir šitam dalykui, atrankai, tai tokiai iškristalizavimui, išgryninimui trūko dėmesio matyti iki šiol. Čia daug veiksnių susideda, aš taip galvoju. Buvo juk ir materialinė mokytojo pusė. Būkim biedni, bet teisingi. Nebuvo atlyginimai, dabar jau jie gal solidesni, bet iki to laiko tai tikrai jauni žmonės, kurie mato perspektyvą, moka kalbas, tai jie veržiasi į tas sritis, kur gerai moka, galbūt finansai, ekonomika ir panašiai. Tai, šita vieta gal lyg ir jau tvarkosi, jau... Pasakykit, kas tai dėl vyrų, jums vyrų pakanka mokyklose pedagogų? Gal pasirodysiu šališkas žiūrovams, bet sakyčiau, kad jų turėtų būti daugiau. Jų turėtų būti daugiau, tos proporcijos jos visur turi kažkiek tai būti, bet vėlgi, kaip pas mus Lietuvoje priprasta, vyras turi išlaikyti šeimą, ar ne? Tai jis turi daugiau uždirbti, o jeigu alga tokia, tai suprantate. Vienas mokytojas mums jau 57 metų, jam jisai rašo, mokytojo darbas sunkus ir mažai apmokamas. Nes mūsų valstybė nemano, kad ugdyti jaunąją lietuvių kartą yra prioritetinė sfera, kurią ir finansuoti reikia oriai. Ką jūs galėtumėt žmogui pasakyti? Ar jisai teisus? Sakyčiau, iš dalies teisus. Jeigu mes imam kokį nors konkretų atvejį mokytojo, kuris turi nedaug pamokų, tai taip, tai jo alga bus nedidelė, bet jeigu mokytojas, kuris turi mokykloje gerą, didelį krūvį, tai atlyginimas šiai dienai tikrai nėra pats mažiausias. Žinoma, aš visada priduriu, kad darbas irgi yra be galo sunkus ir emociškai labai išsikrauna žmonės. Tas labai vargina, matyt, atitinkamai už tai turi būti ir užmokama. Tai šito nereikėtų gailėti. Bet, iš dalies sutikčiau, bet čia kiekvienu konkrečiu atveju yra atskira situacija ir negali pasakyti, kad dabar mažai uždirba ar daug uždirba. Yra visokių. O koks maždaug atlyginimas vidurkis jūsų mokykloje mokytoja? Mano mokykloje atlyginimo vidurkis yra apie 1900 litų. Reiškia, net skaičius mokesčių, bet vėlgi čia susideda mokytojai, kurie turi pilną krūvį, ir kurie turi 8 savaitinės valandas, 10 savaitinių valandų. Tai aš norėjau paklausti dėl krūvio. Vienas dalykas, ar klasių vadovai, jūs skaityčiau sunkiausias darbas, ar jiems už tai atlyginama pakankamai, jie daugiau gauna atlyginimo? Be abejo, klasės vadovas, kuris myli savo klasę, kuris užsiima su savo vaikais, tikrai išdirba daugiau, negu jam yra užmokama. Šiuo metu mokyklos gali įvairiai mokėti. 3 savaitinės valandos iki 5 savaitinių valandų klasės vadovui už jo veiklą su savo auklėtiniais. Yra mokyklų rajone, kurios 5 valandas, už 5 valandas moka, yra kurios 3. Pas mus, sakykime, Rukloje 4 valandos. Tai iš principo klasės vadovas tik valandėlę gali skirti savo auklėtiniams, o mes pažiūrėkim, dokumentacijos pildymas, kiti dalykai, išvykos į ekskursijas, vien į ekskursiją išvažiuoji, tu sugaišti praktiškai visą dieną. Ir dėmesys mokiniui atskiram. Ir atsakomybė kokia, tai už saugumą, už gyvybę ir visa kita, tai atsakyti už kitą žmogų nėra paprasta. Nėra paprasta. Sakykit, o kaip pas mus su darbo krūviais, aš turiu omeny, kad visuose biudžetinėse organizacijose iš viso yra bet kokią organizaciją, paimkit, ar medikus, ar teisininkus, ar mokytojus, vieni apkrauti darbų daugiau, kiti apkrauti mažiau ir tuo žmonės nepatenkinti. Bet aš kaip supratau, jūsų sistemoje vis tik žmonės kaip tik veržiasi daugiau turėti pamokų, daugiau turėti darbo, kadangi jiems už tai yra atlyginama. Teisingai. Tai matyt, čia yra irgi vienas iš tokių niuansų, kuris skatina mokytojus persitempti. Kiek persitempę žmogus gali gerai dirbti?
Tai bet kokią specialybę mes paimkim, ar ne? Tai daug diskutuojama ministerijos lygmenį, švietimo visuomenė apie etatinį mokytojų darbo apmokėjimą, bet apie tą sistemą tai reikalauja papildomų finansinių išteklių valstybei. Ir būtų labai šaunu, kad galų gale po kažkelių metų mes prie tokios tvarkos prieitume ir sakykim, kad mokytojas turėtų, aš įsivaizduoju, 20-22 savaitinės pamokas, o visą kitą likusį laiką jisai jom ruoštųsi, analizuotų mokinių pasiekimus, ruoštų specialias programas ir užduotis mokiniams, kurie turi problemų įvairiausių ir visi kiti dalykai, priemonių gamyba ir panašiai. Galų gale pabendrauti su savo klasės mokiniais kaip dalykininkas, aš irgi turėčiau atrasti laiko. Tai šitam dažnai nebelieka vietos. O reikėtų. Jūs kaip vadovas, jūs turit kažkokius svertus, kad reguliuot šitą visą finansinę pusę, tam, kad paskatint geriausius ir, tarkim, kažkaip tai paveikti šitą vietą? Čia priklausomai, koks tos mokyklos krepšelis. Vieni terbelę vadina, kiti krepšeliu vadina, bet turim tokį, kokį turim. Juridiškai šiokios tokios teisės ir šiokie tokie svertai yra, kadangi mokytojų darbo apmokėjimo apraše yra numatyta tokia galimybė, sakykime, nustatytas minimalus koeficientas, brūkšnelis ir maksimalus. Ir tame tarpe įstaigos vadovas lygtai galėtų manevruoti, tačiau jis turi atsižvelgti į visus mokyklos finansinius išteklius. Ir be abejo kiti juridiniai dalykai, kas darbo santykius liečia, bet iš principo kitų tokių svertų, kad labai paskatina, kad ir metų pabaigoj, jeigu tas krepšelis yra kūdas, kaip aš sakau, labai, nėra galimybių. Nėra galimybių. Ir šitoj vietoj aš kaip vadovas įsivaizduočiau, kad mes tokius svertus, rimtesnius svertus turėtumėm turėti, nes tai padėtų siekti, sakykime, geresnės kokybės. Ir kiekvienas vadovas nori gerus mokytojus arba labai gerus mokytojus pasikviesti į savo mokyklą. Vat jūs palėtėt dar klausimą dėl krepšelio. Ir dabar, kaip įdomu, anksčiau taip nebūdavo tokių dalykų, dabar eina kalba apie tai, kad priklausomai nuo mokinių skaičiaus jūs turit ir etatus galite išlaikyti. Ir būna tai, kad vienais metais pas jūs gali būti vienas skaičius ir jūs gaunat vieną sumą pinigų, o nuo to kenčia mokytojai. Jūs turėsit, jeigu jūs trūksta pinigų ir žmonių, jūs turite atleisti mokytojus. Ir tai nėra pastovumo. To pastovumo tokio mokykloje šituo klausimu niekada ir nebuvo. Aišku, tais laikais, kai mokinių buvo, vaikų apskritai buvo daug, tai tokios problemos lyg ir nebuvo. Bet kaip aš sakau, nėra vaikų, nėra ir mokyklos. O padėtis tokia, kad gyventojų mažėja, vaikų mažėja. Jeigu duomenys nesenai spaudoj skaičiau, kad šiemet Lietuvoje į mokyklas ateis apie 30 000 mažiau mokinių į mokyklas. Tai ką tai reiškia? Tai visas Jonavos miestas. Taip. Tai yra labai daug. Ir kasmet tokia tendencija daugiau ar mažiau neteina. Tai nėra mokinių, vadinasi, nėra ir klasių. O jeigu nėra klasių, tai ir mokytojų tiek nereikia. Tai viskas yra dėsninga ir mes iš to konteksto viso valstybės socialinio tos raidos neiškrentam. Čia švietimas taip tampriai su visais susijęs, kad kur šauksi, ten švietime atsilieps praktiškai. Tai pas jūs turėtų stovėti eilė žmonių, kurie norėtų pas jūs įsidarbinti, aš turiu omeny specialistų pedagogų. Yra atitinkamų specialybių žmonių, siūlosi tikrai nemažai, bėda ta, kad jų nereikia. O ko jums reikia, daliskim, ko trūksta? Sakykime, šiai dienai geografijos mokytojų ieškočiau. Bet vėlgi susidurėm su tokiais niuansais. Tom 8 pamokom ar 9 žmogus iš kažkur tai nevažiuos. Jam neapsimoka, ar ne? Čia jau priverstas ieškoti žmogaus, kuris dirba kitur ir suderinam tarpusavį tuomet jau tas sąlygas ir pradedam darbą. Anglų kalbos mokytojų mums šiuo metu netrūksta, kitų specialistų irgi netrūksta. Bet šiaip visumoje
studentai matyti tuos tiksliuosius mokslus gal mažiau renkasi, nes ten vis tiek galvą reikia labiau palaužyti. Tai fizika, galbūt tokia chemija, matematika, tos specialybės. Na, čia reiktų gal švietimo skyriaus paklausti, kokia yra statistika rajone, aš tikrai nesidomėjau to klausimu, bet šiaip mes mokykloje turim visus specialistus ir tuom džiaugiuosi labai. Žinau, kad kyla konfliktas arba ginčiai, aš nežinau kaip čia pavadinti, tarp pedagogų, kurie, kadangi pas jūs pedagogai taip pat skiriasi kategorijom. Taip. Ir vedant pamokas, jie gauna, skiriasi apmokėjimas jų. Ir dėl to tarp jų kyla kaip ir ginčiai. Kai kas sutinka su to, o kai kas ir nesutinka. Nu, kad ir paprastas pavyzdys iš mano vaikystės. Aš prisimenu, pas mus literatūrą dėstė direktorius. Ir direktorius be abejo, jisai turbūt aukščiausios kategorijos, jisai turėtų už tą pamoką gauti daugiau. Aš nežinau, tarybiniais laikais turbūt dar negaudavo, bet dabar jau mes turim tokią sistemą. Tačiau taip jisai tvarkingai atidėstydavo, bet mums buvo neįdomu tose pamokose, visiškai. Tačiau buvo moteris, jau jinai pensininkė buvo, bet aš ėjau į pamokas su malonumu, buvo ką paklausyti ir man buvo viskas suprantama. Tačiau prie dabartinės sistemos jau jinai aiškiai gautų mažiau, jisai gautų daugiau. Kaip jūs žiūrite šitą sistemą? Na, to konkretaus pavyzdžio aš tikrai negaliu komentuoti, nežinau, kokia ta tvarka apmokėjimo buvo sovietmečių, bet, na, sakykime, mūsų mokykloje tokių ginčių tarp, tarkim, mokytojų metodininkų ir nesenai aukštąją mokyklą baigusių mokytojų nėra. Na, šitas toks gradavimas pagal kvalifikacinės kategorijas atėjo su atestacijos nuostatais. Tikslai gal ir buvo tokie kilnūs ir geranoriški, norėta paskatinti mokytojus tobulėti, tobulinti savo kompetencijas ir sakykime, atitinkamai už tai gauti didesnį darbo užmokestį. Na, bet per eilę metų, mano požiūriu, šitas procesas truputį nuklydo ne į tą pusę. Pernelyg paprasta, mano akim žiūrint, tapo tapti mokytojų metodininku, tarkim. Buvo surašyti tam tikri kriterijai, kuriuos įvykdęs mokytojas gana nesunkiai tapdavo mokytojų metodininku ir šiai dienai drąsiai galima pasakyti, kad statant į vieną eilę, tarkim, mokytojus metodininkus ar vyresniuosius mokytojus, tarp jų rasim visokių mokytojų. Bet tėveliai tai yra geriausia vertintojai, jie visada atskiria geriausią mokytoją ir jiems ta kvalifikacinė kategorija mažai terūpi. Taip, dėl to jie ir turi pretenzijų. Sako, kad jų vaikai turi gauti geriausią dėstytoją, geriausią dėstymą pamokoj, o kokią kategoriją ten turi mokytojas ir kas dėsto jiems. Geriausias mokytojas yra tas, kai vaikas ateina ir pasako, man patinka ir aš suprantu. Ir viskas, ir tėveliai turėtų tuo būti patenkinti. Dabar mes ir prie egzaminų mes dabar jau grįžtam. Dabar stojant aukštas mokyklas jau vertinimai kitokie. Anksčiau reikėdavo vertino būtent aukštosios mokyklos specialistai ir priimdavo vaiką. Dabar jau mes turim valstybinį egzaminą, kur vaikas išlaiko mokinys ir su tais pažymiais jau paskui. Kaip jūs skaitot šitą sistemą? Jinai įnešė kažką tai naujo į mūsų švietimo ir tai pažabojo korupciją, kuri buvo labai klestėjo tais laikais. Na, be abejo, kad įnešė naujo. Labai daug įnešė naujo, nes anksčiau tai stojimas į aukštąsias mokyklas buvo iš principo visiškai kitoks. Dabar jau 2 kartų egzaminų nebereikia laikyti. Aukštosios mokyklos lyg ir pasitikė ta sistema ir tais rezultatais, kurie yra pasiekiami laikant abitūros egzaminus. Tai čia toks palengvinimas abiturientams ir mokiniams, tai aš labai pozityviai tą žiūriu. Papildomų tų stresų, nervų sutaupom, ląstelių daug ir panašiai. O jeigu į tą žemesnę grandį grįžtant, kaip vykdomi egzaminai ir jie vertinami, tai aš sakyčiau, kad irgi čia labai pozityvių yra tokių niuansų, kurie buvo įvykdyti ir kurie dabar atliekami yra. Aš pats eilę metų jau rajone per sesiją abitūros egzaminų dirbu vyresniuoju vykdytoju, nevertintojų, vykdytojų.
Ir man atrodo, mano požiūriu, kad landų, kaip jūs sakot, va, tai korupcijai ar kažkokiems nesažiningiems veiksmams tikrai yra mažai. Va, mano požiūriu, dvi sistemos. Rinkimai Lietuvoje ir egzaminų sistema tai išsikristalizavo iki tiek, kiek žmogus jau, jisai visur gali paveikti, bet manau, kad sąžiningai tikrai vyksta, nes landų kažkur per egzaminą kažką padaryti tikrai nėra, nes žmonės įpareigoti ir raštiškai, pasirašytinai gerbti tą tvarką, kokia yra nustatyta egzamino metu, ir niekam vykdytojams ir vertinimams nėra naudinga kažką daryti, nes įsivaizduokit, sporto salė, jeigu vyksta egzaminas, o tu prieisi prie kažkokio mokinio pažįstamo ar nepažįstamo, kažką jam pradėsi šnekėti, taigi apeliacijos taip pat sulauks iš kitų mokinių ir tai bus teisinga, taip ir turi būti. Žodžiu, čia yra didelė pažanga padaryta. Manyčiau, kad taip. Aš tuom tikiu. Taip. Galbūt sąmokslų teorijų šalininkai, tai jie sakys kitaip, visur viską galima padaryti, bet aš tai iš principo pozityviai ir vertinu tai ir man ta sistema priimtina. Dabar pas jūs yra dar etatai socialinių darbuotojų, socialinių pedagogų. Taip. Ir yra psichologai. Taip. Mokyklose. Anksčiau tai to nebūdavo. Aš skaityčiau, kad psichologą tai aš iš viso, jeigu specialistą gerą, tai aš iš vis dievinu. Aš skaitau, kad tai yra labai protingas žmogus, labai daug ką gaudosi. Aš prisimenu vėlgi savo vaikystę, kada aš dar buvau moksleivis vaikas ir prisimenu, mes žaisdavom kieme futbolų, augom aplinkoje tokioje kiemo ir visa kita. Ir dabar aš palyginu mūsų tos mano bendramžius, kurie gyvena dabar, kaip jie gyvena. Yra milijonieriai, su kuriais reikia tam, kad susitikti, aš turiu iš anksto paskambinti sekretoriai, ar jisai galės kada mane priimti ir kada. Ir yra tokių žmonių, kur aš matau pro langą, kuris eina prie konteinerio. Taip. Nors mes toj hierarchijoje buvom kažkada vienodi. Ir stebint, aš dabar jau tom akim žiūriu suaugusio žmogo, jeigu mus stebint tuo metu psichologas, protingas, jisai galėjo tai pamatyti jau tais laikais, kas mūsų laukia ateityje. Ir aš skaitau, kad ir dabar psichologai, galbūt trūksta, galbūt jie labai apkrauti darbų pas jūs, bet iš esmės jisai stebėdamas, žiūrėdamas vaikus, jisai gali pasakyti tėvams, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir kas laukia jūsų vaiko. Ar tėvai rimtai priima psichologo, tarkim, pastabos arba jo yra pamastymus? Žinot, tai priklauso nuo tų tėvų. Jeigu jie eina pas specialistą, ir tai aš sakyčiau ir manyčiau, kad jie tikisi, kad išsakytos tos mintis bus rimtos ir jie rimtai priims, kitaip kam ten eiti. Mes kai einam pas gydytoją gydytis, tai galvojam, kad diagnozuos ligą ir nurodys kokius vaistus. Lygiai ir čia taip. Jeigu tu eini pas psichologą, tai tikiesi pagalbos pirmiausia. Tai be abejo sovietmečių, nežinau, specialiuose mokyklose galbūt tik tai būdavo, negaliu komentuoti, bet šitie specialistai labai reikalingi mokyklos. Labai reikalingi ir socialiniai pedagogai, ir psichologai, nekalbant apie specialiuosius pedagogus, logopedus ir panašiai. Tai jie atlieka labai svarbų darbą. Ir jeigu kas nors mano, kad jie gauna, sakykime, pinigus, taip grubiai tariant, už nieką, už tai, kad ten kalbasi su vaikais, tai jie gauna tikrai ne už nieką. Ar lengva kalbėti su vaiku, sakykime, kuris yra patyręs smurtą šeimoje? Pačiu grubiausiu būdu, tarkim, nuskriaustas. Arba ar lengva kalbėti su vaiku, kuris praėjusią naktį šachtoj šiluminiai trasoj įsimiegojo ir atėjo ryte pusryčių pavalgyti į mokyklą, jį nuteikti darbui. Tai nėra lengva. Žmonės kartais linkia taip griežtai sustatyti ir nežinodami darbo specifikos pasakyti, tas nieko nedirbo, o tas daro viską. Taip, nėra taip gyvenime, bet kurioje specialybėje. Bet kas gali pasakyti, kad direktorius nieko nedirba, nes eina laidoje, filmuojasi ar ne, ten sėdi kabinete su pieštuku dirba ir viską, bet taip nėra. Tai atsakomybė yra.
Taip kad čia labai lengva paslysti su tą nuomonę ir nereikėtų kategoriškų teiginių sakyti. Sakyk, pas jūs yra tokia problema kaip nelankančių mokyklą vaikų. Ir kas už tai atsako ir kas to užsijima? Aš dažnai Taurostos gatvėje, pas mane namas, ir aš matau kartais vaikus, kurie stabdo transportą tuo metu, kada jie turėtų būti mokykloje. Taip. Ir aš matau, kad jie važiuoja į Kauną arba iš Kauno važiuoja jie į Rūklą. Kaip tą problemą sprendžiama? Be abejo, tokia problema egzistuoja ir jinai egzistuoja Lietuvoje daugelį mokyklų. Būna vaikai ir iš padorių šeimų, ir iš, sakykime, kurios asocialios galbūt yra. Bet iš principo už savo vaiką tai yra atsakingi tėvai. Tėvų irgi visokių yra. Jau kas mokykloje vyksta, tai už ten viską atsako direktorius. Su savo komanda, aišku. Tiesiogiai su tais vaikais tai dirba socialinis pedagogas. Na, aš galiu iš savo mokyklos pavyzdį, mūsų socialinis pedagogas ne kartą yra nuėjęs į namus, pasibeldęs, jeigu atidarė duris, nes gali ir neatidaryti ir tu nieko nepadarysi. Ir atvedęs į mokyklą vaikus, na, tiesiog nežodžio prasme, iš lovos išvertęs, kol apsirengė, kol susirinko daiktus, atėjo į pamoką, sakykime, toks jo darbas. Yra žmonės, kurie statistiką pildo, sakykime, ir teikia duomenis švietimo skyriui, ministerijai ir panašiai, tai mes tą funkciją irgi vykdom. Jeigu tėveliai, jeigu jau jie tokie yra, kad nebegali savo vaikų sudrausminti tiek ir kad jie lankytų mokyklą ir paruošti juos mokyklai, tai tuomet tą funkciją iš dalies atlieka ir mokykla. Tai mums tas darbas irgi priskirtas. O kaip tėvai gali būti baudžiami už to? Na, yra administracinės tos baudos, mano akim žiūrint, jos gana kuklios ir kai mes nustosim, aš taip sakyčiau, galbūt Europa yra per daug užsižaidus su tom žmogaus teisėm ir primiršusi pareigas ir atsakomybę. Tai kaip mes už pareigas ir atsakomybę atitinkamai jas įvertinsim, tegul ir piniginė išraiška, baudų išraiška. Kils sujudimas didelis, bus priešininkų, bet drausmės galbūt atsirastų daugiau. Bėda ta irgi, kad mes labai tą biurokratinį tokį aparatą turim praeiti. Pirmiausia, mes turim stebėti, ar tai ne vienkartinis, ar daugkartinis, ar sistemingas nelankymas, svarstyti mokykloje, tarkim, kokioj nors darbo grupiai, dabar vaiko gerovės komisija bus. Po to, jeigu jau matom, kad tie reikalai nesitaiso, įspėti tėvus, jeigu dar nesitaiso, tuomet jau sprendžiam vaiko teisės perduoti, neperduoti, na, galbūt dar kokį duodam šansą pasitaisyti. Na, mes savo žmonės pažįstam ir daugmaž žinom, su kuriais galima tartis ir kurie įvertins mūsų pastabas, o kurie reikalautų kitų institucijų įsikišimo. Vaiko teisės apsaugos tarnybos, sakykime, policija, nepilnamečiai ir panašiai. Kitos struktūros, kurios. Taip. Dabar, kaip pas mus yra padėtis dėl jūsų vaikų, kurie baigia mokyklas. Baigia mokyklas ir paprastai mokyklos darbas vertinamas pagal tai, kiek vaikų, kiek moksleivių paskui įstos į aukštąsias mokyklas. Tačiau ne visi su tokiu vertinimu sutinka, vis tik reikėtų, kai kas pasisako už tai, kad mokyklos užduotis yra išauklėt dorą pilietį ir nebūtinai jisai turi įstoti į aukštą, jisai gali būti gerų darbininkų, stalium, ten suvirintojų ir panašiai. Kaip jūs žiūrite tą klausimą ir kaip vertina jūsų darbą, būtent jūsų mokykloje, kiek po jūsų, po pagrindinės išeis, tarkim, į gimnaziją ir kiek išeis į profesinę mokyklą? Tai nežinau, kas išsakė va šitą požiūrį, kurį jūs minėjote, bet aš jam tikrai pritarčiau. Lietuvai reikia visokių žmonių, pačių įvairiausių. Ir mokyklos yra be galo skirtingos ir kiekvienos užduotis yra praktiškai kitokia. Nu, mes negalim lygintis, tarkim, mūsų mokykla su Vilniaus licėjum. Jų yra visai kita užduotis. Ten susirenka gabiausi ir matyti jų užduotis yra juos kuo geriau paruošti, kad jie taptų gal profesoriais netgi, ar ne? Mūsų užduotis yra išleisti tos mokinius,
kad jie būtų pasiruošę, atsakingi, toliau mokytis, siekti, sakykime, amato kažkokio. Mums reikalingi geri automobilių remontininkai, geri elektrikai. Namuose tai neapsieisi be tokių dalykų. Automobilį aš tai, visada į servizą važiuoju, kas ten dirba. Ten dirba žmonės, vadinasi, jie reikalingi. Tai mes negalim graduoti pagal kažkokį reitingą, kur žurnaluose būna skelbimi, kad mokyklų reitingas ir ne tai jisai yra objektyvus. Nieko panašaus, aš tai nesutinku kategoriškai su tuo. Gal ten būt gali tokios mokyklos kaip licėjai, KTU gimnazija ir kitos reitinguotis, tarp savęs konkuruoti. Mūsų užduotis yra visai kitos. Aišku. Kągi, mūsų laikas eina prie pabaigos. Aš dar vieną kitą klausimėlį gal užduosiu, bet ribotas laikas, klausimų labai daug lieka dar. Kai kurie mokiniai skundžiasi, kad jie studijuoja, mokinasi daug, ne tai kad daug, bet kai kurių dalykų, kurie juos labai apkrauna ir jie nespėja visko apriepti tam, kad pasiruošti egzaminams, tam, kad paskui galėtų stoti į aukštąją. Kaip jūs skaitot, galbūt iš tikrųjų tie vaikai teisus, ar jie klysta vis tik? Bendram išsilavinimui daug ko reikia, ar ne? Vienas pavyzdys, viena dailės mokytoja sako, kalbu su mokiniu ir jis pasakoja, man tos dailės istorijos čia nereikės ir panašiai. Jis klausė jo, sako, o tu ruošiesi kuom būti gydytoju. Tai mielasis, tu bendrausi su gydytojais atitinkamuose sluoksniuose ir jie kalbės apie teatrą, apie dailę, jos istoriją ir panašiai. Taip, kad dar nežinia, ko gyvenime gali prireikti. Žinoma, matyt, yra vietų, kur dar būtų galima peržiūrėjus koreguoti tą ugdymo turinį. Kaip jūs sakot, vieną ar kitą dalyką sumažinti galbūt pamokų skaičių, arba, tarkim, pagrindiniam ugdyme kai kurių galbūt net atsisakyti. Bet čia reikia tą daryti atsargiai, nes lengva ranka viską padarius, po to sunku klaidas ištaisyti. Tai vėlgi švietime tokių drastiškų sprendimų galbūt reiktų vengti. Viską reikia daryti pamatuotai ir, antraip galim tų malkų priskaldyti. Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Su mumis buvo Darius Mockus. Ačiū ir viso gero. Viso gero.